sakoma, gal kas į ateitį, bet šitą jau pavyko ir nuveikti. Tai pamėginsiu tai pailiustruoti, pradėdamas nuo to, kad iš tiesų tai yra tiesa ir esu nuoširdus įsitikinęs žmogus to klausimu, nes laiką tą dariau, būdamas ir gynybos ministru, ir kitose pozicijose esu įsitikinęs, kad valstybė turi turėti tam tikrus klijus. Galima diskutuoti ir reikia diskutuoti demokratijos įvairiais klausimais ir partijos tą daro, mokesčių politika, švietimas, socialinė sauga, panašus dalykai, bet esu įsitikinęs, kad yra sritis kaip gynyba, saugumas, užsienio politika turėtų būti bendras vardiklis ir turėtų būti kuo mažiau revoliucijų, kuo daugiau tęstinumo. Aišku, korekcijų visada būna, tam tikrų akcentų, tai yra normalu, bet turi būti pagrindas, pamatas, ant ko valstybė stovi. Tada visi žino, ko tikėtis iš tos valstybės, tada ir žmonės daugmaž įsivaizduoja, ką jie gali daryti ir ko jie nori daryti. Ir tą mes darėm nuo pat pradžių nepriklausomybės. Ir tikrai buvo labai nelengva. Aš Seimo nariu iš tikrųjų tapau 92, bet teko ir Seime būti įvairiuose pozicijose ir anksčiau. Ir niekam nepaslaptis, daugelis atsimena, kad buvo tokia priešprieša tarp politikų, kad ten nieks nesėdėdavo šalia, net kavos kartu negerdavo, ten susitarti, kad atidaryti langą, tai reikdavo vardinio balsavimo turbūt, aš nežinau. O kad susitarti dėl bendros politikos, tai čia atrodė nepasiekiamos aukštumos. Bet 93 metais gimė Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir jisai buvo priimtas konsensusu, sutarimu, nors galima buvo balsų daugumą tą padaryti. Jau tada buvo supratimas, praėjo 20 metų, kad reikia sutarimo, ypač tokiais reikalais. Ir aš tą labai vertinčiau kaip tokią lietuvišką tradiciją, ką mes patys paprastai tokių dalykų neminim, nes esam labai blogi arba visai blogi ir save mokam paplakt, bet kiti pastebi, kad štai Lietuva sugebėjo taip anksti suformuluoti savo požiūrį į saugumą, požiūrį į Lietuvos ateitį, į viziją. Žinoma, visada galima ieškoti ir tobulumų niekada nebus, bet tai yra, ką norėčiau jums pasakyti. Turim tai, branginkim tai, tęskim ir aš manau, tai kaip pinys ir jūs, jaunus žmonės, vis dėlto Lietuva yra prognozuojama šalis. Lietuva yra sėkmės istorija, nepaisant negandų, nepaisant problemų. Ir Lietuva laimės vis tiek, tik tai nebūkim patys priešai to. Ir jeigu labai nesipriešinsim, ta sėkmė ateis. Tai štai pirma mintis būtų tęstinumas ir tai yra raktinis žodis. Dabar jeigu dar pailiustruoti konkrečiais tikslais, visada nuo pat pradžių išskirdavom 3 prioritetus. Nuo pat pradžių. Pradžioje buvo kas? Narystė Europos Sąjungoje, narystė NATO, geri kaiminiai santykiai. Tai dabar jeigu pirmieji 2 įgyvendinti narystės požiūrių, turim tą narystę 2004 metais, kaip žinot, bet dar reikia padirbėti, kad žmonės pajustų naudą, kad pajustų vertę, kad verslas pajustų reiškia tą naudą, kuri dalinai jau yra. Šiaip keletą pavyzdžių paminėsiu, kas jau yra dėl narystės Europos Sąjungoje. Mes jau turime laisvą asmenų judėjimą, mes jau turim laisvą tą konkurencinę erdvę ir dėka to, kabutėse pasakysiu, 500 000 net žmonių iš Lietuvos išvažiavo. Tame neįžiūrėčiau vien tik tai neigiamą dalyką, tai yra galimybė. Tai yra galimybė. Žmonės išvažiavo nebūtinai dėl to, kad negrįžtų, tiesiog ieško ir supranta, ar randa. Net nebejoju ir daugelis sugrįž. Ir aišku, kad sugrįž, nes tai yra susisiekiančių indų efektas. Mes esam toj pačioje erdvėje. Bet tai yra privalumas, kurį paprastai, kai gauni kažką tokio, tai priimi kaip duotybę. Savaime suprantama dalyka. Galim važinėti, nėra sienų, Šengeno erdvė. Praleidau 4 mėnesius Baltarusijoje ambasadorium, ne taip ilgai, bet tikrai mačiau tas eilės prie mūsų ambasados. Į dieną išduodavom po 1000 vizų. Fiziškai jauti, kaip žmonės negali išvažiuoti, kokia tai yra nelaimė, kai žino, kad kiti gali ir jie negali. Mes tą galim daryti. Tai aš manau, kad vienas iš pavyzdžių, dėl ko vis dėlto narystė Europos Sąjungoje yra tikrai tam tikra vertybė. Ir ne tik tai, ir ne tik tiek, kiek biudžetas gauna lėšų, aš dabar to nekalbėsiu, čia didesni specialistai tą pasakys ir parama. Mes gaunam daugiau negu mokam, tai yra suprantama, tik mokėkim panaudoti tą paramą. Taip, kad yra didelė nauda. Dėl NATO taip pat. Aš NATO visada lyginu, kai saugumas apskritai yra toks dalykas kaip grynas oras. Jeigu oras grynas, paprastai apie jį nediskutuojama. Tiesiog kvėpuoja ir tiek, bet jeigu užsiterčia, kas čia atsitiko, tai yra su saugumu. Kai saugu, nereikia kiekvieną dieną apie tai kalbėti nuo ryto iki vakaro. Tiesiog taip yra. Bet tai yra vėlgi neduotybė, noriu pasakyti. Ir galiu kaip liudininkas ir dalyvis pasakyti, kad tai nebuvo savaime suprantamas dalykas Lietuvos narystė NATO. Tai buvo tikrai apibrėžti tam tikrų aplinkybių ir atsitiktinumų, ir valios tam tikrų didžiųjų valstybių. Čia išskirčiau, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas, kam įdomu, galima bus padiskutuoti, kodėl. Bet nuo to apsisprendimo priklausė mūsų tuometinė byla. Ir, kaip sakyt, tai, kad mes tapom nariais, tai priklausė ir nuo mūsų vėlgi motyvacijos ir ryžto, nuo tokio nenuilstamo reformų vykdymo, net neturint jokių pažadų. Aš tik vieną pavyzdį pasakysiu, dar tada buvau partnerių misijos ambasadorius NATO, 99 metai,
klibinau duris, tas atviras duris pagal NATO sutarties 10 straipsnį, kaip ir reiškia, būsimų sąjungininkus kalbėjau ir man sakė tiesiai akis, aš nesituosiu kokią šalis, bet sakė tiesiai akis, pamirškit, jūs niekada nebūsit NATO nariai, niekada nebūsit. Nes gerbiam jūsų kovą, jūsų istoriją, okupaciją, viskas tvarkoja, čia viskas gerai, bet pažiūrėkit į žemėlapį, yra kitų valstybių, kitokio dydžio, kitokio potencialo, yra interesai, yra nepavyks jums. Nepaisant to, mes turėjom tęsti, mes turėjom daryti reformas, investuoti ten, kur pasirinkti kolektyvinio žaidimo taisyklės, kas yra irgi rizika tam tikrą prasme. Buvo ir daug kritikų, kurie sakė, kad NATO čia nepadės ir nieko neduos, turim patys, nors tam nėra pinigų. Ta įžanga sakau dėl to, kad tai įvyko. Dabar mes tai turim ir tą, ką turim, tai yra saugumo garantija. Tai turint laiko vėliau galima bus išplėtotos dalykus, tik tai norėjau įžangai pasakyti. Liko kaimyniniai santykiai. Čia galim pasidiskutuoti, pasiginčyti ir gali kiekvienas turėti savo nuomonę. Aš asmeniškai manau, niekada nedramatizuoju tos situacijos, bet manau, kad čia yra daug rezervų. Pažvelgsime į kaimynus, galim pavardinti visus, porą iš jų tam pačiam klube. Latvija ir Lenkija yra ES ir NATO nariai, bet kiekvienas savaip turim tam tikrų trinčių. Patikėkit, yra ir su Latvija tam tikrų dalykų, kurie turėtų būti išspręsti. Tai yra ir jūros šelfas, tai yra ir nepadalinta dar galutinai jūros siena, ir galimi galbūt ten kažkokie tai telkiniai. Yra ir kitų dar dalykų, pasidalinimas strateginių projektų, kas labai svarbu, kad vieni kitiem padėtumėm, o ne konkuruotumėm. Čia yra niuansų, tai nėra neišsprendžiami dalykai, tačiau jų yra. Su Lenkija taip pat, žinot, padėtis nėra paprasta. Lenkija 10 kart didesnė už Lietuvą, tiesą sakant ir matoma 10 kart labiau. Kai kas ciniškai sako, kad Lenkijai nereikia tos Lietuvos, bet su tuo nesutinka ir Lenkijos intelektualai, ir šiaip bet kurį blaivės mąstantys žmonės. Reikia gerų kaiminių santykių, kalbos nėra. Ir, pavyzdžiui, Lietuvos ir Lenkijos yra strateginis interesas kartu veikti. Visada bus norinčių, kad mes kartu neveiktumėm, visada bus norinčių ir besidžiaugiančių, kad mes pešamės. Aš nesu tame tarpe ir to nedarysiu niekada, kad tai būtų. Ir stengsiuos, kiek tai pavyks ir manau, kad kolegos suprasdami tai, manau, tai padės, kad mes vis dėlto sugyventumėm. Čia yra ta pati logika, kaip ir santykiai su kaimynais už tvoros. Kaimynas gali būti labai keistas, laikyti vištas, beždžionę, dar kažką, triukšmaut naktį, jis yra kaimynas ir su juo peštis tiesiog neprotinga, nes atsitiks gal kažkokiu tai neprognozuojamų dalykų ir teks paskui gailėtis. Labai paprastintai, bet panašiai su kaimynais jų nesirenki. Tai čia įvertinkim tą faktą ir tai vertinę, ne savo orumo, nesąskaita orumo, nesąskaita interesų, tikrai galima daug ką padaryti, net ir pakeičiant toną kalbėjimo, net ir pakeičiant galbūt tam tikrą prasme turinį ir akcentuojant gal kitus prioritetus, galima pasiekti teigiamą darbotvarkę. Įžangai tik pasakysiu, kad jeigu sėdim kur nors Hagoj ir samprotaujam, tarkim, tie rytai čia dar turėtų padirbėti ir namų darbus padaryti ir kažkokiu tai rezultatų nerodo, palaukim. Tegul jie, let them deliver, kai sako, tegul padaro kažką. Nesimato. Ir laukiam. Tai va tas wait and see, kaip aš sakau, approach, palaukti, yra tokia stovykla, nemaža, gana solidi ir mano, kad jie labai garbingai elgiasi, bet aš nesu su jais. Aš būčiau tas, kaip sakyt, proactive approach, tas reiškia aktyvesnis sparnas, kuris vis dėlto bando įtraukti, bando paveikti, nes būnant čia esant 300 km iki sienos su šalimi, kur norėtumėm, kad būtų demokratinė santvarka, kad būtų stabilu, kad būtų prognozuojamas ir verslas ir kad pagaliau ir žmogaus gyvenimo būdas ir sąlygos, jie pasirinks patys, mes už juos nepasirinksim ir jiems neįvesim tvarkos, kokios mes ten norėtumėm, bet mes turim juos gerbti, nes tai yra mūsų kaimynai. Turim kalbėtis ir čia vėlgi, tik vieną tokį pavyzdį pasakysiu, palygindamas su žmonių dialogu. Jeigu žmonės pykstasi ir vienas ant kito šaukia, paprastai vienas kito negirdi. Ir galima bartis, rėkti, įžeidinėti, irgi negirdi. Paprastai užsidaro tada tie imtuvai. Tai reikia galbūt ramiai dėstyti mintis ir pabandyti, kad išgirstų, gal taip pasakyti, kad pasiklausytų. Taip yra ir šalių santykios. Nereikia arogancijos, net jeigu manai, kad esi teisesnis, jeigu manai, kad jie yra galbūt, o taip mes ir manom, kad galbūt yra ne taip, kaip turėtų būti. Bet kalbėti galima kitaip. Aš tai įsitikinau, būdamas netgi tuos 4 mėnesius Baltarusijoje ir drįstu teikti net va čia ir įrašinėjant, kad yra partnerių, su kuriais ne tik galima, bet ir reikia kalbėtis, nes reikia tą šalį traukti dialogą. Jeigu norim permainų, tai šalis turi būti pasiruošus permainom. Savaime tai neatsitiks, tai savaime neatsitinka tokie dalykai.
Labai kūrybingas ir įdomus procesas. Mūsų vaidmuo jame svarbus ne tik todėl, kad tai mūsų kaimynas, dar ir todėl, kad mes esame aktyvūs ES kaip ir žaidėjai. Ir mums čia duodami, kaip sakyti, ir kortos į rankas, ir mumis tiki, mumis pasitikė, tą teigiu tikrai žinodamas iš bendravimo su kolegomis. Ir mes tikrai galim kažką pasiekti, gerbdami kaimynus, šiuo požiūriu kaip pokalbio partnerius ir bandydami galbūt įtraukti juos į tam tikrus procesus, kurie kaip tai paveiks situaciją, galbūt į tą kryptimį, kokią mes galbūt ir pageidautume. Bet dar kartą pabrėžiu, jokių būdų negalim kištis jų vidaus reikalus, jokių būdų negalim importuoti savo gyvenimo būdą arba savo požiūrį. Nu, dar liko Rusija, ar ne, paminėti. Tai, kaip sakyti, irgi sudėtingas mūsų partneris, kiek kartų didesnis dabar neskaičiuosim. Ir matomumas pasaulyje yra irgi galbūt nepalyginamas ir dėja, turi labai daug simpatikų tarp mūsų klubo narių, ką čia slėpti, ES, NATO turi simpatikų, vėlgi interesai tokie pragmatiniai dažnai. Dar pastebėsiu tokį dalyką, nežinau kaip jūs manot, kas mane neramina, atvirai pasakius, kad svyra svarstyklės, visada būna derinimas, ne interesai ir vertybės, sakysim. Visada, vėlgi žmonių santykiai čia geras pavyzdys. Yra vertybės, yra principai, yra pažiūros. Kartais Seimo nariai sako, atsiprašau, čia ne apie jūs. Eina balsuosiu, kažkur padėjau pažiūros, nežinau, kuriam stalčiui reikia balsuoti, neturiu pažiūrų, nežinau, ką daryti. Tai šiuo atveju irgi yra ribos, yra pažiūros, bet yra interesai. Dabar, jeigu bus tik interesai, tapsim cinikais, matuosim demokratiją dujų ir naftos kiekių valstybėje, kas dažnai būna. Sakom, čia šalis demokratinė, nes jie turi daug naftos, o tie, kurie neturi, tai mes turim su jais kitaip kalbėti. Tai čia kraštutinumai, bet jų yra, sutikit, yra ir pavyzdžiui, tai, kad interesai ima viršų prieš vertybės, liūdna šiek tiek ir mums kraštams, kurie galbūt dar atsimenam tą visą savo ir laisvės kovą ir tą norą, kad Europa būtų su mumis ir solidarizuotus ir mes būtent vertybėmis galėjom tik tai nustebinti ir savo tą dainuojančią revoliuciją, ir kuomet buvo visi prie televizijos bokšto arba beginkliai prie parlamento rūmų, tai visiems buvo įspūdis, tai buvo ne ginklai, ne kažkokia tai brutali jėga, tai buvo tiesiog žmonių solidarumas ir tai būtent vertybinis buvo pasipriešinimas. Tai kaipgi, dabar tas viskas, jeigu užleis vietą tik interesams, tai tada nereikės ginti parlamento rūmų ir ginti Vilniaus ir Lietuvos, nes mes neturim nei naftos, nei dujų ir atrodo neplanuojam turėti. Tai šitas dalykas tikrai neramina, nes ta tendencija, bet aš jaučiu asmeniškai, kad jinai yra. Ir jinai dėja tokia vyksta. Bet dėl Rusijos vėlgi... Neplanuojam dujų turėti tikrai? Savo. Šitų skalūnų. Nu, aš tai planuočiau, bet va žygaičiai, ne? Žygaičiai prieštarauja. Jo, šiaip tai gera pastaba, ja, iš tikrųjų. Būtų gerai turėti šitų dujų. Tai žodžiu, kalbėjimas su rusais irgi, gal vėlgi iš savo patirties pasakysiu, gal bus įdomiau ir jums, iš tų politikų, kuriuos pats asmeniškai teko bendrauti artimiau, kurie dabar dideli žmonės. Pavyzdžiui, mes 2002 metais pradėjom tokius intensyvesnius ir gana tokius dalykinius kontaktus su Sergejum Ivanovu, kuris tada buvo gynybos ministras, paskui buvo pirmas vicepremjeras, beje, buvo minimas tarp kandidatų į prezidentus. Ir beje, pagal televizijos reportažų formatą buvo rodomas daugiau už Medvedevą, čia aš taip dabar kalbu, visą stilių tokį įdomų, dar nuo tarybinių laikų čia buvo tokie dalykai, gali spėti iš valstybinių televizijos kanalų parodymo, gali spėti kokią situaciją šaly. Labai lengva, nereikia turėti didelių diplomatinių korpusų, pasižiūri žinias, kurios cenzūruotos Kremliuje, pavyzdžiui, ir tu žinai, kokia yra oficiali pozicija. Tai vat, rodo Ivanovą, paskui šiek tiek Medvedevą, supras, kad paskui apsivertė viskas. Va, bet, žodžiu, dabar Sergejus Ivanovas yra labai pragmatiškas, konkretus žmogus, labai įdomus pašnekovas, labai mėgsta krepšinį. Dabar kaip kažkada buvom susitikęs, už CSKA labai serga, nes jis buvo gynybos ministras. Mano, atsiprašau, jeigu čia ką nors išėjusių komanda yra Žalgiris, aš siūliau apjungti Žalgirį su CSKA ir bendras pavadinimas būtų Žal CSKA. Jam labai patiko šitas dalykas, sako, jo, čia gal reikės tą realizuoti. Tai va, Ivanovas ir dabar yra Kremliaus administracijos vadovas ir visada sakydavo, kad mes rusai, sakydavo gal apie save ir savo kolegas, priimam aiškias žinias.
Ir aš kitiems sakydavau, rusai yra pakankamai garbingi žmonės ir jie priima aiškias žinias. Jeigu jos pasakytos mandagiai, neįžeidinėjant, žinot, kartais norima įžeisti, ne, tiesiog pasakyti, bet aiškiai, tegu ir prieš, tada jie gerbia. Ir tai yra faktas. Jeigu bandai visą laiką pataikauti, tik tai teigiamai kalbėti, kaip daro kai kurie mūsų kolegos, nelabai gerbia. Ta pati mano patirtis su kolega NATO, kuomet buvo ambasadorium Dmitrijus Rogozinas. Labai spalvinga asmenybė, labai nenobodi asmenybė, labai įdomus žmogus tikrai. Savotiškas toks šio požiūrių nacionalistas, galima sakyti, ir čia kalbos nėra. Bet su irgi kalbi, pasiplieki per posėdžius, po to gali pasišnekėti. Yra tam tikra kažkokia tai, vadinkim, pagarba ir aš tikrai jį, pavyzdžiui, kaip kolega, kaip partnerį, koks kolega, jis vicepremjeras Rusijos, bet vis tiek, kaip mes visą laiką galim pasikalbėti ir tai yra normalu. Tai aš tą irgi sakydavau ir mūsų kolegom Europoje, kai kur sakau, sakykite, jeigu jūs būsite tik geri, tik tai glotnus, tik tai pasrovi, tai nieko nebus, jūs neužsiauginsit normalaus partnerio, reikia kalbėtis principingai, reikia surasti būdų ir pasipriešinti ir nuo to tik visiems bus geriau. Tai vėlgi dėja, kodėl aš tą viską šneku, ne visada taip vyksta, bet mes bandom taip kalbėti. Ir aš dabar turėjau porą susitikimų per tuos 100 dienų su Sergejum Lavrovu, užsienio reikalų ministru. Buvo labai konstruktyvūs pokalbiai. Vieną kartą susitikom Miunchene, kitą kartą Briuselį. Tai kaip aš jam irgi pasiūliau, mane dabar sukritikuokite, ar aš neteisingai darau. Bet mano požiūris koks buvo. Sakau, mes turim labai daug neišspręstų konfliktinių tikrai klausimų susikaupę yra. Tai yra objektyvu. Mes jų nepakeisim per dieną. Yra aibė tų problemų. Bet pamėginkim padaryti ką nors teigiamo, ten, kur sutampa interesai, pamėginkim vieną kitą teigiamą darbą kartu atlikti, nes jų galima rasti, kur sutaps. Ir per teigiamą darbotvarkę galbūt mes paveiksim ir tą neigiamą. Gal tada žingsnis po žingsnio pasieksim tam tikrą pažangą. Nes jeigu mes ištisai susitikę viens kitam priekaištausim, kas dažnai būdavo, sustingam, labą dieną, gražinkit žalą už okupaciją. Viso gero. Ir tada parašom, kaip ir viskas teisingai. Jau labiau, kad noriu, kad man teisingai suprastumėte, aš nesišaipau. Čia yra mūsų žmonių valia, yra preferendumas, viskas tas yra. Aš ne apie tai kalbu. Aš tiesiog sakau taktiką ir būdą, nuo ko pradėti. Gal pradėti reikia ne nuo to, gal pradėti reikia, sakau, nuo kažko tokio teigiamo, nuo supratimo. Jo labiau, kad man atrodo, kad normalūs, sveiki žmonės, o jų yra daug, jie tikrai netiki, kad Lietuva yra priešas, bet kai padaro sociologinę apklausą ir didžiausi Rusijos priešai yra Amerika ir Lietuva, tai turbūt nežinau, ar čia reikia juoktis ar ką, pasižiūrėjus į mūsų dydį, apie mūsų karinę galią ar ne, mūsų potencialą ir mes priešai. Tai ką daro propaganda? Škia propaganda užsukus šitaip smarkiai, kad labai sunku atsukti. Gerai, kad sutinki daug žmonių, kurie visiškai kitaip galvoja. Tai gal jie mūsų sąjungininkai, tie kiti, kurie kitaip galvoja, o ne tie, kurie laukia iš mūsų irgi tokių strėlių ir kažkokių tai kandžiojimų. Tai aš čia kalbu apie ką? Apie taktiką, apie būdą kalbėjimo, apie galbūt algoritmą per teigiamą darbotvarkę paveikti neigiamą. Ir tą ir darom. Ir per šitas 100 dienų tas šiek tiek juda. Aišku, ne taip greitai, kaip norėtųsi, čiagi ne tie procesai, bet aš manau, kad mes esam teisingam keliui. Dabar trumpam dar vienas kitas štrichas apie Europos Sąjungą, tik todėl, kad gal pradėsiu nuo paprastesnių ir tada grįšiu prie Europos Sąjungos. Mes esam dabar jau po 22 metai nepriklausomybės ir valstybė tikrai gana solidžiai jaučiasi, turi tam tikrą jau ir patirtį sukaupus, ir diplomatinę patirtį, ir jinai pripažinta yra kolegų. Tai yra faktas ir mes dabar jau pabandom truputėlį dairytis, kad galim šitą nuveikti ir europinėje arenoje, o kai ką net ir pasauliniai. Pavyzdžiui, pirmininkavom Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijai. Tikrai visų vertinimų tas įvyko aukštam lygyje, tas vyko geroj kokybei, tai nebuvo lengva, 56 valstybės narės, vis dėlto tai yra daug, skirtingi interesai, mes tą padarėm. Taip. Dabar kitą šių metų pusmetį, kaip jūs daugelis ar visi žinot puikiai, pirmininkausim Europos Sąjungos tarybai. Tai čia didžiausias iššūkis mūsų diplomatijos ir šalies, sakykime, tokiai tarptautiniai istorijoje ir, galiu tik tai paminėti tokį dalyką, kad esam atrinkę apie 1500 ekspertų, kurie dirbs įvairiuose darbo grupėse. Tos darbo grupės, jos gaus iš Europos komisijos tam tikrą žaliavą ir turės tą žaliavą transformuoti į teisinės ir neteisinės įvairius, sakysim, aktus. Apie 560 su viršum tų aktų turi gimti po darbo grupių darbo. Apie 200 posėdžių vyks vien Lietuvoje, čia nekalbu apie Briuselį, Strasbūrą, įvairių. Virš 20 ministrų lygio susitikimo per tą pusmetį. Ministrų lygio susitikimo organizuota ir logistiškai, ir organizaciškai, patikėkit, yra kas veikti. Vienas iš jų bus viršūnių susitikimas. Vadinasi,
rytų partnerystės klausimais beje. Apie tai irgi, jeigu liks laiko trumpam, viršūnės tai yra valstybių vadovai. Tada jau vis tik tai bus 28. Mes tikimės, kad Kroatija nuo Liepos 1 irgi jau bus ES narė, dabar 27 nariai bus 28. Na ir 6 šalis yra rytų partnerystės dalyvės, dar matysim, kokiu būdu čia visą tai vyks, bet irgi tikimės svečiuose matyti atstovus. Tai šitokį renginį suorganizuoti sostinėje Vilniuje yra irgi šis tas, ar ne? Ir tai ne tik tai organizacija prasme, bet šiaip tai ir turinys svarbu, ar ne? Tai kad sėkmė to renginio bus, aišku, ir pats dalyvavimas, ir organizacija, bet ir turinys. Na ir abu dalykai yra tokie iššūkis. Tai štai, taip, kad pirmininkavimas ES yra mūsų didžiausias uždavinys, tam skiriam dabar daugiausia laiko. Beje, jau pradėjom dalyvauti, jau įsuko mus į šitą visą reikalą, kadangi yra tokios taisyklės, kad, pavyzdžiui, ministrai vadovauja atitinkamų šakų ministrų, sakysim, tarybai, ar ne, ten, tarkim, socialinė apsauga, vadinkim, arba finansai, bet, sakysim, užsienio politika arba gynyba, tai vadovauja vyriausia įgaliotinė užsienio politikai, Lady Catherine Ashton. Gal žinot tokią pareigūnę, girdėjot, matėt, jinai vadovauja, jinai pirmininkauja. Bet yra vėlgi tokia taisyklė, kad neseniai aš pats tą sužinojau, nežinau, ar ekspertai, pavyzdžiui, Petras, ar nežinau, ar žinojai, bet kai neseniai prisipažino, kad po Lisabonos, kai atsirado tas pergrupavimas tų galių ir įgaliojimų ir kompetencijos, tai jinai teoriškai per metus turėtų vadovauti 300 posėdžių, 300. Tai, teoriškai nelabai išeina. Ir praktiškai net ir būtų perpus mažai kas išeitų. Tai kas būna tada? Tada pagal tą tvarką pirmininkaujančios šalies užsienio reikalų ministras ją pakeičia. Šiuo metu yra Airija, priminsiu, kas nežinot, pirmininkauja. Ir vicepremjeras, labai toks šaunus kolega, Eamon Gilmore, labai simpatiškas, jisai, žodžiu, tą darbą atlieka. Bet jeigu jisai negali, tai jau čia ir mano eilė, kadangi mes ateisim po airių. Ir aš tą laimę jau turėjau vienam iš renginių, tokiam rimtam renginiui, buvo summitas, vėlgi viršūnių susitikimas, kur mūsų vadovai nevažiavo, teko pavaduoti, vyko Čilėje ir buvo Lotynų Amerikos, Karibų baseino ir ES valstybių vadovų susitikimas. Tai svarbus regioninis susitikimas. Lady išvažiavo netikėtai, neplanuotai. Šitas mano kolega buvo jau ten įvairiuose susitikimuose užimtas labai stipriai ir labai prašė, kad aš jį pakeičiau. Aš per pusę valandos turėjau laiko pasiruošti, pirmininkauti rimtam susitikimui su nevyriausybinėm organizacijom, kartu su Čilės užsienio reikalų ministru. Ta taip detaliai sakau, šiaip įdomu modeliai, nes tokie iššūkiai jie būna, turi tam būti pasiruošęs ir jau tai įsuko. Mes dar tik pirmininkausim, o jau veikiam, jau kažką darom. Na va, tai taip, kad mes turim čia reikalų. Dar paminėsiu porą gal organizacijų, kurias bandom balotiruotis. Tai viena tokia sudėtinga, labai konkurencija didelė, tai tokia Europos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija, OECD, kas žinot, angliškai transkripcija, toks klubas šalių, kurios šiaip elitas tam tikrą prasme, ekonomiškai apsimoka jame būti, sunku patekti, mes čia konkuruojam, yra keletas kandidatų, įvairių čia tokių nuomonių, gegužės mėnesį bus ministrų susitikimas, kuriame įvardins tuos kandidatus, mes čia stipriai dirbam, kad tenais patekti. Norėtumėm tą padaryti, bandysim tą padaryti ir galbūt ir pavyks. Ir kitas dalykas noriu paminėti irgi, kur turim tam tikrų galimybių, po apsilankimo nesnei New York'e galiu tą patvirtinti. Yra, žinot, Jungtinių tautų saugumo taryba, ne, yra 15 narių toj saugumo taryboje ir 5 tie nariai yra nuolatiniai. Tai tie didžiosios šalės čia, kaip tik po Antro pasaulinio karo susikūrė laimėtojai ir kiti didieji, nedalyvavę galbūt tam konflikte, bet vis dėlto didieji susikūrė tokį klubą elitinį 5, kurie gali vetuoti bet kurios Jungtinių tautų saugumo tarybos sprendimus, nuo jų balso priklauso labai daug kas. Mes tą ratą nepatenkam ir šansų patekti sudėtinga yra, kadangi reformuoti Jungtinių tautų saugumo tarybą ir apskritai tą visą ūkį labai sudėtinga yra. Tai tos šalis yra Rusija, Amerika, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Kinija. O kitos 10 keičiasi, rotuoja. Nu ir atėjo eilė mums. Mes jau buvom pareiškę 2002 metais, dabar nepamenu, tą norą savo, kad čia mes balotiruosimės, kai ateis laikas. Tas laikas atėjo ir balsavimas bus spalio mėnesį ir mes turim šansų patekti į tuos nenuolatinius saugumo tarybos narius nuo 14 metų sausio 1 dienos. Tai 2 metam. Šiaip tai reikšmingas būtų įvykis ir mūsų istorijoje, ir mūsų matomumui, nes vis tiek tai tokia politinė meka, Jungtinių tautų saugumo taryba sprendžia pasaulio problemas, ir čia jau pasaulinio lygio reikalas.
Aš tą pajutau asmeniškai, kadangi mano šiaip aistra yra NATO. Aš čia sąmoningai stabdau save, kad mane čia kolegos spėtų, nustok apie NATO, jau čia nusibodo. Gal kitą kartą kada nors, arba klausyt, jeigu ką nors. Bet aš pamačiau, kad yra gyvenimas ir be NATO, ir be Europos Sąjungos, kad važiuoju Jungtines tautas ir pamatai, susitinki su Afrikos Sąjunga. Ateini į salę tokią kaip Seimo, sėdi virš 50 žmonių, va, ir visi taip žiūri. Ir tu čia dabar turi kažkaip save pasakyti, kas tu toks, ko tu nori. O šiaip tai nori, kad jie už tave balsuotų spalio mėnesį. Tai pirmiausia turi žinoti, kas tu esi ir kodėl tu čia esi ir apskritai. O santykiai mūsų su to kontinentu tai labai jau tokie kuklus. Turim ambasadą Egipte, kaip galiu pranešti tokią paslaptį. Ir šiaip nelabai ką ten turim ir nelabai tų intensyvių ryšių, o norim būti populiarūs, kad už mus balsuotų. Taip įžulokai skamba, bet nieko, bandom ir atrodo neblogai pavyksta. Arba Azija, sakysim, ar ne? Arba, sakysim, ten Okeanija, arba vėlgi tie patys Karibai, arba Persų įlanka. Man Persų įlanka asmeniškai labiau žinoma dėl NATO, nes 4 šalim NATO turi labai intensyvų dialogą, aš ten visur lankiausi, išskyrus Omaną ir Saudo Arabiją. Tai vis tiek labai pretenzingas, labai, sakykim, toks, savo vertę žinantis regionas ir su jais reikia labai mandagiai ir mums tas pavyksta, aš ką noriu pasakyti. Aiškiai, trumpinant šitą mano giesmę, turim šansų patekti tą saugumo tarybą. Nes ten yra regioninė konkurencija, mūsų konkurentai yra Gruzija beje. Tai va, jeigu nekils kažkokių tai netikėtumų, tai va, susitikau ir su visais nuolatiniais nariais ir atstovais, turim tokių šansų. Tai va, matot, pavardinau, kaip čia po 22 metų, po 20 metų tampam tam tikrą prasme matom ir šitą galim nuveikti. Dar, kadangi mano pusvalandžio laikas eina į pabaigą, tik tai paminėsiu dar prie Europos Sąjungos tokį vieną aspektą, kad šalis, kuri pirmininkauja, tai nereiškia, kad čia, žinot, kaip ledo ritulio čempionatą ten priglausti, tai visokie ten, ta prasme, savitumai nacionaliniai, tai čia yra tęstinumas, yra vėlgi raktinis žodis. Mes pirmininkaujame, mes perimame estafetę iš airių, perduosime estafetę graikams, ir tai turi būti sklandu, ir prioritetai praktiškai yra tie patys, tai yra ekonomikos ir augimas, ir darbo vietų kūrimas, ir ypač jaunimo darbo vietų, ir visa kita, ir mes turim perimti iš airių, beje, ką jie nepabaigs daryti dėl tų mano minėtų teisinių ir neteisinių iniciatyvos, perinsim iš jų, perinsim darbą, duos Dievas gal nereiks perimti, susijusi su finansinės perspektyvos realizavimu, turi 7 metais matuoja, reiškia, Europos Sąjungos savo biudžetą ir kaip žinote arba girdėjot, kad 14-20 metų šitą biudžetą sustabdė Europarlamentas, dabar vyksta dėrybos, beje, jas turi vykdyti pirmininkaujantį šalis, šiuo atveju Airija. Tai va, jeigu duos Dievas, šiuo atveju tinka pasakyti, tai iki birželio mėnesio, jeigu jie patvirtins šitą visą perspektyvą, tai apie kelios dešimtis teisės aktų vėl turės būti įgyvendinti ir mes tą turėsim daryti. O jeigu nepatvirtins, tai perės visas šitas reikalas į mūsų pirmininkavimo laikotarpį ir mes, Lietuva, turėsim dėrėtis dėl to, kad šitą viską patvirtinti. Tai va. Bet grįžtu prie prioritetų. Tai stabilumas, tai kalbu apie bankų sąjungą, pavyzdžiui, pinigų sąjungą, priežiūros mechanizmas, tam tikras patikimumas, indėlių saugumas, tai toks stabilumas vienas toks blokas, tai mūsų yra kaip ir tęstinumo atspindys. Kitas prioritetas būtų tas vadinamas augimas, vieningos rinkos sukūrimas, tam ir reikia atlikti tam tikrus judesius ir tam tikrus teisės aktus adaptuoti, kai kurie iš jų vėluoja, kai kurie dėl objektyvių priežasčių, kai kurie dėl subjektyvių, bet tai yra realus, juodas, kasdienis darbas ir augimas ekonomikos, tai yra irgi tęstinis uždavinys, mes tą turėsim daryti. Ir atvirumas, kaip mes vardinam, įsivaizduojam, kad tai vis tiek yra mūsų prioritetas, susijęs su rytų partnerystė. Tai susiję ir su plėtra ES, nes tam tikras nuovargis yra jaučiamas tos plėtros, kadangi matot, kad mes jau dabar turim tiek problemų, kad daug labai karksinčių, kad eurozona iširs ir Europa iširs ir visi išsivaikščios, tai kalbėti apie plėtrą nėra labai populiaru, bet yra kandidatės šalis, kurios to nori. Štai vakar turėjom svečius, Turkijos prezidentą ir ministrą Europos, ir bendravom, ir jie labai iš mūsų beje tikisi. Vat irgi dar vienas, kodėl Lietuva dar įdomi, nes mes pirmininkausim ir nuo mūsų irgi daug priklauso, kaip vyks procesas tą antrą pusmetį. Tai štai ir Turkija su visa pagarba ir viltimi žvelgia į Lietuvą kaip į sąjungininkę, nes mes viešai ir ne viešai, ir visai mes juos palaikom. Iš tikrųjų, mes įsivaizduojam, kad jie nusipelnė dalyvauti šitame integraciniam procese. Tai tik noriu pasakyti, kad čia atvirumas, dar vienas blokas. Ir esam pridėję tokių nacionalinių prioritetų, kurie patvirtinti Seime. Manome, kad jie tikrai nesujaukia bendro to paveikslo mano paminėto, jie gal tokie prideda tik tai gal tam tikrų štrichų, tokio prieskonių,
bet jie atspindi mūsų lūkesčius nacionalinius. Tai aš tik paminėsiu kaip pavyzdį, tai sakysim, Europoje yra populiaru regioninę tam tikrą politiką vystyti strategiją, kuri būtų kaip priedas, kaip sudėtinė dalis bendros europinės strategijos. Tai mes kalbame, aišku, apie Baltijos jūros valstybių regioną, sakysim. Mes turėtumėm tenais įdėti tam tikrą dėmesį, iš jo padaryti tam tikrą pridedamą vertę į bendrą taupyklą. Tai štai Baltijos jūros regionas. Kitas prioritetas būtų išorinių ES sienų apsauga. Tai aišku visos Europos rūpestis. Mums tas aktualu, nes turim sieną 6,5 km su kaiminė Baltarusija ir tai yra išorinė iš Kaliningrado. Dar šiek tiek turime išorinę ES sieną. Norim, kad būtų patikimai saugoma, bet to nori ir visa Europa. Tačiau mūsų nacionalinis interesas. Ta pati rytų partnerystė, neliko man laiko, bet su mielu noru papasakosiu apie šitas visas šalis, nes 4 iš jų visiškai neseniai aplankiau sostinės, labai įdomu buvo. Tai aš buvau dabar Pietų Kaukazui ir Moldovai. Tai, žodžiu, rytų partnerystė, sudėtingi dalykai, kiekviena byla atskirai ir labai įdomi. Bet vėlgi iššūkis didelis ir energetinis saugumas. Tai va, ačiū Dievui, vėlgi tinka žodžiai, kad Europos lyderiai jau patvirtino ir ne kartą, kad tokį tikslą užsibrėžė, kad 14 metais būtų sukurta vieninga energetinė politika. Šiaip energetika šiais laikais įgauna tokį labai simbolišką, kai susikūrė Europą, taigi nuo plieno ir anglies sąjungos. Plienas, pramonė, anglis, resursai. Tai tiesiog pragmatiniai pramonės interesai. Dabar tai gauna tokį ir politinį dar svorį, nes aš tai lyginčiau energetiką kaip, ir ačiū už tą pastebėjimą dėl skalbarbį, energetika tai yra kaip kraujagyslių organizmas, yra organizmo maitinimas. Ir tai nėra, tu gali būti nepriklausomas ir visoks tenais laisvas, bet jeigu tavo kraujagyslės neveiks, tai tam niekam neįdomi tavo nepriklausomybė. Tai aš nenoriu taip sumenkinti mūsų narystės ES ir NATO, bet kad esam sala energetinė, nepaisant 20 metų mūsų istorijos, nepaisant visokių ten planų ir gražių žodžių ir politikų įsipareigojimų, čia paskaitykim, kokie jie buvo, tai nelabai ką turim nuveikę. Turim pastatę, ačiū Dievui, terminalą Būtingėj, kur galim gauti naftą laivais. O dabar tik tai vyksta viskas. Dabar gal vėlgi duos Dievas pabaigsim suskystintų dujų terminalą 14 metų pabaigos Klaipėdoj. Elektros jungtis jau juda fiziškai, vyksta statyba su Lenkija. Kabelis su Švedija, ne tik Lietuvai, bet visom Baltijos šalim, arba paminėkim ir jungti elektros Estijos su Suomija, tai yra arba dujų, sakysim, jungti su Lenkija vėlgi. O tie dalykai, jie dabar tik tai arba projektuojame, arba darome ir dar stabdžių labai daug ir labai nenorinčių daug, kad tas vyktų. Dėl suprantamų priežasčių, kad mes liktumėm sala, kad mes neturėtumėm alternatyvos. Tai aš čia taip ilgai kalbu dėl to, kad energetinį saugumą, kai rašėm tą nacionalinį prioritetą, tai mes atitinkam ES irgi politiką, nes dar kartą kartoju, yra valstybių vadovų nuostata iki 14 metų sukurti ją vieningą. O iki 15 metų, kad neliktų salų energetinių. Tai va toks būtų mano ekspozė, 305 minučių direktoriau.